Šis įrenginys yra skirtas šilumos laidumo koeficiento nustatymui, arba kitaip vadinama lambdas nustatymui. Įrenginys taipogi yra gan praktiškas ir universalus. Savo tikrinamų plokščių gabaritais galima tikrinti įvairaus storio, įvairaus pločio plokštės. Šilumos laidumo koeficientas, arba kitaip tariant lambda, yra reikalinga tam, kad paskaičiuoti šiluminę visos plokštės varžą. Turint lambda parametrą, galima tai nesunkiai padaryti. Pas mus tai daro ir kompiuterinė programa. Lambda tai yra šilumos laidumo koeficientas. Kuo jisai yra mažesnis, tuo yra medžiagos termoizoliacinės savybės yra geresnis. Taigi pirmojo bandymo etapo taip pat yra ruošinys sveriamas. Svoris įrašomas į kompiuterinę programą, taip pat ir jo matmenys. Ruošinį dedame į prietaisą. Uždarome. Įjungiame. Paleidžiame kompiuterinę programą. Prietaisą leidžiame žemyn, kad prispaustų viršutinę plokštę, esančią termoizoliacinę plokštę viduje. Įjungiame viršutinę ir apatinę plokštės. Na ir programa paleista, laukiame bandymo rezultatų. Bandymas užtrunka valandą laiko. Praėjo valanda bandymų. Po valandos ruošinys yra ištraukiamas iš bandymo aparato, o kompiuterio ekrane matysime gautus rezultatus. Buvo tikrinama EPS 150 markės plokštė. Jos gauta lambda yra 0,03315. Tai yra ganėtinai geras ir aukštas rezultatas. Programa automatiškai skaičiuoja varžą, tai yra 2,8. Kiekvienas bandinys turi savo partijos numerį. Visi gauti rezultatai yra fiksuojami, vedami į duomenų bazę ir po to analizuojami. Pagal gautus rezultatus mes galime nustatyti gaminio kokybę ir išlaikyti tolygius parametrus.